Mes esame skautų organizacijos atstovės. Su džiaugsmu, pamačiusios skelbimą, mes su džiaugsmu pranešėme skautams. Skautai su malonumu prisijungė. Kai pradėjome dalyvauti Augėkime vieni kitus projekte, prie mūsų mielai prisidėjo ir 7-8 klasės moksleiviai. Kai sužinojau, kad startavo projektas Auginkime vieni kitus, aš pasiūliau savo parlamento nariams dalyvauti jame. Ir jie draugiškai sutiko ir palaikė mane. Kai Rūta man pasiūlė šį projektą, aš sutikau, nes norėjau pamėginti jame dalyvauti. Mes su draugais galvojame, kur rasti aktyvius mokytojus. Aš pagalvojau apie mokyklos tarybą. Jie eina keli mokiniai, kurie tikrai norėtų sutikti. Aš norėjau ir jiems papasakojau apie šį projektą. Ir jie sutiko, nes jiems pasirodė įdomu dalyvauti ir pabendrauti su mažesniais vaikais. Kai tik mokytoja pasiūlė šį veiklą, aš nedelsdama sutikau. Nuėjusi į mokyklos parlamentą, pasiūlė šį veiklą savo draugams. Žinoma, jie tikrai sutiko. Vis daugiau ir daugiau mokinių nusprendė prisijungti prie mūsų grupės. Žinoma, visiems vietos čia užteko. Priėmėme ir čia vyresnius draugus, jie taip pat sutiko mums padėti. Mūsų grupė nemaža, todėl greitai imsime darbą. Labai smagu, kad didelis toks būrys panoro dalyvauti projekte Auginkime